Sveiki, aš esu neuropatologas bei teismo medicinos patologas. Per savo karjerą aš atlikau tūkstančius skrodimų bei tyrinėjau tūkstančius mirčių ir taip pat kaip neuropatologas esu matęs tūkstančius smegenų. Mano karjera buvo puiki, man sekėsi labai gerai ir karjera buvo mano pagrindinė gyvenimo prasmė. Taigi, aš dirbau gydytoju nuo 2004 metų ir taip pat dėsčiau anatomiją bei neurobiologiją Bostono universiteto medicinos mokykloje. Joje buvau gavęs apdovanojimą kaip geriausias dėstytojas, taip pat esu parašęs ir keletą knygų. Taigi, mano karjera bei profesiniai pasiekimai buvo esminis mano gyvenimo tikslas. Jeigu į mano gyvenimą pažiūrėti filosofiškai, aš buvau visiškas ateistas ir negalima buvo manęs įtikinti ar paveikti priešingai, ir mano darbas medicinoje tik sustiprino mano įsitikinimus, kadangi esu ištyrinėjęs bei supjaustęs tūkstančius smegenų. Aš galėjau tiesiog atnešti smegenis ir pasakyti: štai parodyk man, kurioje vietoje yra toji sąmonė, kur yra siela. Mano gilus įsitikinimas buvo, jog nėra jokio įrodymo, kad egzistuoja kažkokia siela, kad žiūrint iš mokslinės pusės smegenų mirtis reiškia sąmonės mirtį. Ir pagrindinis išgyventos priešmirtinės patirties paaiškinimas yra hipoksija. Tai yra deguonies trūkumas arba cheminės reakcijos vykstančios smegenyse joms mirštant. Smegenims mirštant cheminės reakcijos iš tikrųjų vyksta, tačiau tuo pačiu metu mes painiojame sąmonę su sąmoningumu. Taigi štai koks buvo mano gyvenimas bei požiūris į jį. Aš nelabai galvojau apie savo gyvenimą ir mirtį, nes man labiausiai rūpėjo paskelbti kuo daugiau mokslinių publikacijų bei užbaigti mano eilinę knygą. Kai buvo mano žmonos 50-metis, mes visi trys su 10-mečiu sūnumi išvykome į Kosta Riką atšvęsti. Ten mes išsiruošėme plaukti raftingu upe, nors aš labai bijau vandens ir visą gyvenimą darydavau viską, kad išvengčiau būti šalia vandens, nes aš visada jaučiau baimę, kad nuskęsiu. Dar nuo tada, kai mokiausi mokykloje, kai man nebuvo ką veikti, aš treniravausi sulaikant savo kvėpavimą, žiūrėdamas į laikrodį, kiek ilgai galėsiu išbūti nekvėpuodamas, ir nuolat stengiausi pagerinti savo rekordą. Ir kažkodėl aš galvojau, jog kurią nors dieną man to tikrai prireiks. Ir štai, plaukdami raftingo kelionėje mes apsivertėme ir aš atsidūriau po vandeniu, po valtimi. Aš nepanikavau ir man iš karto pavyko ištrūkti iš po valties į vandens paviršių ir man tai atrodė kaip smagus nuotykis, bet sūkurys mane įtraukė vėl po vandeniu, iš kur aš niekaip negalėjau ištrūkti, ir mane ėmė traukti į upės dugną. Upės srovė buvo kelis kartus mane išmetusi į paviršių, bet sūkurys vėl įtraukdavo po vandeniu. Ir gerai atsimenu, kad buvo akimirka, kai aš aiškiai supratau, jog aš skęstu. Štai ir viskas. Tavo gyvenimas baigėsi. Tu miršti. Tai yra pabaiga. Ir man pasidarė įdomu. Aš pagalvojau, nejaugi taip viskas paprasta. Aš juk turėčiau būti nusiminęs dėl šio įvykio, tačiau manyje buvo visiška ramybė. Tuo momentu aplink mane viskas tarsi sustojo. Sustojo vanduo, sustojo visi oro burbuliukai. Ir staiga priešais mane atsirado ryški, ypatingai balta šviesa. Tuo metu aš galėjau matyti aplink save viską, į visas puses vienu metu.
360 laipsnių. Tačiau aš galėjau daug daugiau negu tik matyti viską aplinkui. Aš galėjau suvokti bei jausti viską aplink save. Taigi, aš mačiau, jog mano žmona bei sūnų ištraukė iš vandens. Aš žinojau, kad baidarėje plaukiantys iš paskos plaukė, kad išgelbėtų mane. Taip pat sužinojau, kad vienas iš mano šeimos narių praeina stiprią asmeninę krizę, tačiau supratau, kad jam viskas bus gerai. Visa tai nutiko, kol aš buvau po vandeniu ir tuo pačiu metu aš buvau šviesoje. Ir aš atsidūriau neįtikėtinos meilės jausmo glėbyje. Ir kažkoks balsas man pasakė, su jais visais viskas bus gerai. Tuo metu aš labai susijaudinau, bet ne dėl to, kad aš palieku savo mylimuosius, bet dėl to supančio mane neįtikėtino grožio bei nuostabaus jausmo. Ta jausmą ir grožį neįmanoma papasakoti, neįmanoma perteikti jokiais žodžiais. Ir tas balsas pasakė, tu jiems dabar tikrai esi nereikalingas, su jais viskas bus gerai. Tuo metu aš jaučiau didžiulę nuostabą, o tas balsas man nuolat kartojo, kad su jais viskas bus gerai ir tu jiems nereikalingas. Viskas, tu įvykdėjai viską, ką reikėjo, tu padarei tikrai gerą darbą. Ir tuo pačiu metu manyje atsirado kitas, mano paties asmeninis balsas šaukiantis, tu esi tiesiog hipoksiškas, tau trūksta deguonies, sulaikyk savo kvėpavimą, tau reikia pagerinti savo rekordą. Ir tuo metu šviesa išnyko ir mane įsiurbė atgal į kūną. Vandens srovė trenkė mane į didžiulį akmenį ir aš atsidūriau vandens paviršiuje. Prie manęs priplaukė valtis ir kažkas ištiesė irklą. Ir jau kita, ką aš atsimenu, jog guliu valtyje ir man labai sunku kvėpuoti. Laikui bėgant aš visiškai atsigavau. Mes tęsėme savo kelionę ir aš per daug negalvojau, kas su manimi atsitiko. Ir kai grįžome į namus, tada ir prasidėjo to įvykio poveikis. Aš praradau laiko suvokimą. Mano karjeros siekimas man tapo nekomfortišku. Mano karjera man staiga pasidarė visiškai nesvarbi ir neįdomi. Ir visa akademinė aplinka man tapo tarsi svetima. Pasikeitimai mano gyvenime buvo tokie stiprūs, jog mes išsikraustėme iš Bostono į Mainą ir dabar gyvename šalia miško, kur man labai patinka. Aš pradėjau rašyti vėl, tačiau pradėjau rašyti visiškai kitokio tipo knygą apie sąmonę bei protą. Pradėjau tyrinėti savo paties mirtį iš profesinės pusės ir tas įvykis mane pastūmėjo į visiškai kitą tyrinėjimų sritį apie sąmonę. Aš perskaičiau daugybę knygų bei mokslinių publikacijų. Taigi tas įvykis pakeitė viską mano gyvenime, pakeitė karjerą ir pakeitė mano santykius. Ir tuo pačiu metu man labai sunku papasakoti apie savo patirtį kitiems žmonėms, kadangi kiti tiesiog nusišalina nuo manęs. Aš bandžiau papasakoti apie savo patirtį kitiems, tačiau pagrindinė reakcija būdavo, oi, kaip siaubinga, bet yra gerai, kad tu dabar čia esi, tad einame išgerti alaus. Ir iš tikrųjų niekas nė nenorėdavo išklausyti manęs iki galo, bet vienas iš esminių dalykų pakeitusių mano požiūrį buvo Elaine Stout straipsnis 6 iššūkiai išgyvenusiems priešmirtinę patirtį. Tai buvo vienas iš giliausių straipsnių perskaitytų mano gyvenime. Taigi aš atpažinau save tame straipsnyje ir pagaliau supratau, kas su manimi nutiko.
Tame straipsnėje sakoma, jog 75% visų žmonių išgyvenusiems priešmirtinę patirtį yra labai sunku integruoti tą patirtį į savo gyvenimą. O prieš tai aš nieko nebuvau girdėjęs ar domėjęsis išgyventa priešmirtinė patirtimi. Man tai buvo nežinoma. Taigi, kaip mokslininko, mano visa pasaulėžiūra apsivertė. Man iš tikrųjų buvo labai sunku integruoti savo patirtį į savo pasaulėžiūrą. Tačiau straipsnių skaitymas apie išgyventą priešmirtinę patirtį man labai padėjo gyvenime. Nuo to įvykio praėjo gan nedaug laiko, tad aš iki šiol dirbu su savo jausmais. Aš suvokiau, jog mes per daug dėmesio skiriame praeičiai, kas įvyko, ir ateičiai, kasgi su mumis bus, ir visiškai nekreipiame dėmesio į tai, kas vyksta dabar. O iš tikrųjų pats svarbiausias dalykas gyvenime ir pati didžiausia vertė yra tame, kas vyksta dabar. Taigi toji patirtis man leido suvokti dabartinės akimirkos svarbą ir aš pradėjau gyventi daug dėmesingiau. Ir aš visada esu pilnai ir sąmoningai atidus tam, ką aš darau šiuo metu. Toji patirtis man leido suvokti, koks aš esu iš tikrųjų žmogus, koks esu tėvas ir vyras, kokia yra mano vieta šioje planetoje. Ir toji patirtis buvo nuostabi. Jeigu kalbėčiau kaip medikas, mes visada norime gauti kažkokį įrodymą. Mums visada reikia duomenų bei įvairių patikrinimų tam, kad galėtume išgydyti pacientą. Ir tokiu būdu fokusuojantis tik į materialinę pusę ir į tam tikrą mažą problemą, mes daromės priešiški mirčiai. Mes mirtį sterilizuojame. Mes norime bet kokiais būdais išvengti mirties ir stengiamės nustumti mintį apie mirtį kuo toliau nuo savęs. Mes beveik neprisiliečiame prie mirties. Mes mirtį laikome kažkur užkulisiuose. Taigi šiuolaikinėje visuomenėje mes neturime galimybės švęsti tą transformaciją, kurią atneša mirtis. Ir aš atsimenu, kai buvau teismo medicinos patologas, tyrinėjau labai daug mirčių ir atsivesdavau artimuosius į morgą tam, kad jie identifikuotų kūną. Ir manęs labai dažnai paklausdavo, ar jie kentėjo, ar jų paskutinės akimirkos buvo baisios. Ir aš visada norėdamas juos nuraminti, visada sakydavau, jog ne, jų mirtis buvo labai greita ir jie tikrai nekentėjo. Bet aš tiesiog buvau melagis, nes iš tikrųjų aš nieko nežinojau apie mirtį. Tačiau dabar aš labai norėčiau vėl susitikti su tais visais žmonėmis ir jiems pasakyti, jog aš dabar žinau, iš tikrųjų mirtis yra nuostabus dalykas. Ir netgi jeigu mums atrodo, kad mirties aplinkybės yra visiškai siaubingos, tos aplinkybės yra momentinės. Tačiau visas tolimesnis procesas, kas vyksta po to, yra nuostabus. Nėra dėl ko jaudintis bei pergyventi. Taigi, joks nerimas niekada gyvenime nepakeis tavo ateities ir jokia atgaila nepakeis tavo praeities. Todėl būk ten, kur tu esi dabar ir mėgaukis savo gyvenimu.